kaip atrodo 1636 metais išleistos knygos Atvartas rinkinys. Turint galvoj, kad viskas buvo spaustuvininko rinkta rankomis, atspausta rankiniu presu, negali nežavėti knygos spausdinimo kultūra. Knygos spauda pasižymėjo tikrai labai aukštą poligrafinę kultūrą. Įspausti knygos inicialai. Štai čia mažytis knygos inicialas pirmosios raidės. Ji nėra labai kaip nors puošniai išpuošta. Tai yra teologinė knyga, teologiniam studijom, moksliniam studijom skirtas veikalas, bet surinkta labai smulkių šriftų ir tikrai labai, labai poligrafiškai aukštos kultūros leidinys. Būtų labai gražu, jeigu galėčiau papasakoti dabar istoriją, kaip užlipau čia į antrą aukštą vienuolyno biblioteką ir iš lentynos ištraukiau tas 2 Sapiegoms kitados priklausiusias knygas, bet viskas kitaip vyko. Mūsų vienuolyno biblioteka po uždarimo vienuolyno po 864 metų išblaškyta buvo, dalis tų knygų dingo, atsidūrė Vilniaus bibliotekos, net Kauno, turbūt dalis kur nors Rusijoje yra. 2 senos knygos. Trapūs mokslo ir išminties paminklai. Savo kelią pradėjusios kunigaikščių Sapiegų bibliotekoje, iškentusios karus ir negandas, jos vėl tapo visos Lietuvos nacionaliniu turtu. Būtent to siekė pirmasis knygų savininkas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakancleris, kultūros mecenatas Kazimieras Leonas Sapiega. Po ilgų klajonių knygos sustojo naujame nacionalinėme muziejuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Tai Vilniaus Šventojo Pranciškaus Bernardinų bažnyčios bendruomenės dovana visuomeniai. Turime 2 senas knygas, labai svarbias mūsų Lietuvos kultūros istorijai. Abi jos yra iš garsios Sapiegų giminės. Jų amžius yra skirtingas. Štai šita pirmoji, kurią dabar mėginsiu atversti, yra išleista 1528 metais Bazelyje. Bet nei metų, nei leidimo vietos knygoje mes nerasim, kadangi ji yra labai nukentėjusi. Ši knyga tai yra vieno didžiausių bažnyčios tėvų, Aurelijaus Augustino raštų 4 tomas. Bazelyje buvo išleista 10 Aurelijaus Augustino raštų tomų ir štai 4 tomas su Sapiegų herbiniais ženklais pasiekė ir mus. Knyga yra defektinė, bet atidžiau pasižiūrėjus, jos viršutinėme kietviršyje, o kietviršys yra trauktas gražia raudonmedžio spalvos oda ir įrištas aiškiai matyti, kad Vilniaus knygrišių. Knygos viršutinėme kietviršyje yra įrišimo metai 1543 metai. Čia yra va šitas 1543. O čia gerai įsižiūrėjus, lotiniškai parašyta Quartus tomus de mendacione komentarijus. Tai yra Aurelijaus Augustino komentarai, teologiniai komentarai. Antroji knyga yra visų šimtmečių vėlesnė. Irgi įrišta labai panašia maniera, tai yra Vilniaus knygrišių darbas. Tai yra Kazimiero Leono Sapiegos super exlibrisu pažymėta knyga su aiškiai išlikusiais inicialais. Atidžiau įsižiūrėjus, mes galime matyti raidės KLS, tai yra Kazimieras Leonas Sapiega, P tai reiškia pakancleris ir dar jo kiti titulai, tai yra Slonimo, Volpos ir Liubušanų seniūnas. Šitai knygai pasisekė daugiau,
todėl, kad ji turi išlikusi antraštinį lapą. Štai čia parašyta. Patris Fre Suarez Associatate Jesu Metaphysicarum Disputationum Tomi Duo. Tai reiškia, garbingojo tėvo Pranciško Suarezo jėzuito metafizikos disputų 2 tomai. Antraštinis lapas, kaip matom, jau yra visiškai susiformavęs ir štai čia yra parašyta, kad knyga išspausdinta 1636 metais Ženevoje. Tai yra Pranciško Suarezo metafizikos veikalas. Pranciškus Suarezas tai žymus jėzuitų teologas. Vienas žymiausių scholastikų, laikoma, kad vienas žymiausių po Tomo Akviniečio. Tos 2 knygos su Sapiegų super ekslibrisais, kadangi aš jau domiuos keliasdešimt metų tomis senienom ir knygom šiek tiek ir nusimanau, tai esu gavęs iš vieno kunigo, dabar jau mirusios, kunigavo Rytų Lietuvoje, iš Dūkšte, Švenčionyse, man atrodo, ir ten turėjo ant aukšto, aš net nežinau, nepaklausiau, kokiu būdu tos knygos pas jį atsidūrė tokias tirtas senų leidinių ir jis man leido pasižiūrėti ir pasirinkti, pasimti, jeigu mane domina, tai aš jas visas ir susivežiau, ten keliasdešimt knygų buvo, jos labai įdomios buvo iš įvairių vienuolynų uždarytų XIX amžiuje. Tikrai šitas tomas priklausė Sapiegoms. Visų pirma, kaip minėjau, tą rodo super ekslibrisas knygos viršelyje. Bet jau antraštinėme lape mes galim atsekti ir tolimesnį šios knygos kelią. Štai čia yra rašalų užtepta, bet lengvai įskaitoma kitas knygos kelio ženklas. Rankraštinis įrašas lotynų kalba sako, kad ta knyga buvo padovanota Vilniaus jėzuitų akademijai ir priklausė biblioteka Magna, Vilniaus jėzuitų bibliotekos pagrindiniai bibliotekai. Tai yra tai bibliotekos daliai, iš kurios knygos studentams į namus nebūdavo skolinamos. Negana to, labai aiškiai įskaitomas kitas rankraštinis įrašas Ex Libris Conventus Kaltaniensis. Tai yra Kaltaninų pranciškonų vienuolyno nuosavybės įrašas. Panaikinus jėzuitų ordiną, Vilniaus jėzuitų akademijos biblioteka irgi buvo išdalinta ir daug jos knygų pateko į Vilniaus pranciškonų biblioteką. Ir kaip matom, kai kurios knygos perėjo į Kaltaninų pranciškonam, taip pat Vilniaus domininkonų ir kitoms bibliotekoms. Kaltaninų pranciškonų vienuolynas atidarytas įsteigtas 633 metais, tai galima būtų spėti, kad panašių laikų galėjo ir tos knygos ten atsirasti. Čia kokios kunigo pastangomis buvo jos laikomos surinktos ir jau XIX amžiuje tas padaryta, nes paprastai, jeigu patekdavo į kunigų seminarijos biblioteką, tai jie ir įdėdavo savo spaudą, jau būdavo matyti, arba į kokią kitą biblioteką. Ta knyga grįžo, galim sakyti, pas pranciškonus ir tegul dabar būna jau ir grįžta į valdovų rūmus ir tegul būna visiems gražus tų knygų visų likimas, vien nuo tos minties, kaip jos suko ratus visokius ir gulėjo palėpėse dar kur nors ir maišuose bulvių buvo vežamos čia į Vilnių ir paskui aš tai gali atsidurti gražiai vitrinoje ir po stiklu būti matomus ir kažkokią spragą gal net užpildyti.